Kokios operacijos yra dažniausios šiais laikais nutukimui gydyti? Tai numeris 1 yra gastric sleeve operacija, kuri dabar sudaro didžiąją dalį visų operacijų. Ją labai lengva suprasti pacientams, kadangi mes operacijos metu pašalinam didžiąją dalį skrandžio, nepakeičiam virškinamojo trakto ir pacientai po operacijos yra keletas pasikeitimų. Tai reiškia, jo suvalgomo maisto tūris yra apie 100–150 ml ir pacientai žymiai greičiau po šių operacijų pasisotina. Tai reiškia, pradėję valgyti, jie jaučia sotumo jausmą. Tai vat, ir šios operacijos yra mažiausiai komplikacijų turinčios operacijos nutukimui gydyti ir fiziologiškiausios ir dažniausiai renkamasi kaip pirmo pasirinkimo visiems pacientams, išskyrus tiems, kuriems yra labai stipriai išreikštas gastroezofaginis refliuksas ir daugiau su metabolinėmis ligomis susijusių, tokių kaip cukrinis diabetas ar kitos ligos sutrikimai. Taigi, numeris 2 operacija šiais laikais yra gastric bypass, arba kitaip tariant apylanka, kurios metu mes per operaciją suformuojam mažą skranduką, prie kurio prijungiam plonąją žarną. Ir mūsų suvalgomas maistas, patekęs per stemplę, tą mažą skranduką, virškinimasis prasideda žymiai toliau, kur susitinka su atėjusiais skrandžio sultimis, tulžimi, kasos sultys, jos visos eina atskirų kelių ir susitinka tik virškinamojo trakto viduryje. Tai tam ir vadinama yra apylanka, kai dalis žarnyno tiesiog nefunkcionuoja taip, kaip turėtų būti. Taigi šios operacijos vienas galbūt iš didesnių minusų tai yra tai, kad visą gyvenimą reikėtų vartoti vitaminus, maisto papildus, bet privalumas yra būtent tai yra antirefliuksinė operacija. Tai reiškia, kad mes, jeigu turėjom prieš operaciją labai išreikštą refliuksą, mes tą likviduojam ir aišku, tai daugiau renkamas vyresnio amžiaus pacientams ir su metabolinėmis ligomis susijusios susirgymus. Ir naujai pakankamai dažnėjanti operacija, pakankamai nauja yra, prieš 2007 metais pradėta daryti. Yra tokia kaip hibridinė tarp apylankos ir rezekcijos, tarp bypass ir sleeve. Yra operacija, tai yra SADIS, kurios principas yra pasiema visus teigiamus dalykus tiek iš sleeve, tiek iš bypass operacijų. Tai yra operacijos metu lengvai suprasti yra tai, kad atliekama analogiška operacija kaip gastric sleeve, tai yra pašalinama didžioji dalis skrandžio ir atliekama viena jungtis, tai reiškia, kad plonoji žarna yra prijungiama prie dvylikapirštės. Tam tai yra išsprendžiamos problemos refliuksinės, jeigu mes turim po skrandžio rezekcijos, ir taip pat išsprendžiamos ir metabolinės bėdos. Tai reiškia, mes gauname abu teigiamus efektus, kaip operuojant tiek gastric sleeve ir tiek gastric bypass. Tai yra 3 pagrindinės operacijos šiuo metu pasaulinėje praktikoje.